Pirmą kartą elektrinis autobusas pristatytas tarptautinėje parodoje Hanoveryje. Vėliau jį galėjo apžiūrėti Lenkijos Kielcų, Čekijos Ostravos, Brno ir kitų miestų gyventojai. Autobusas išbandytas jau kelių Europos miestų gatvėse. Lietuvoje jis jau riedėjo Vilniaus ir Kauno gatvėmis, o šią savaitę juo gali važiuoti ir druskininkiečiai. Priemonė tikrai ypatinga, jinai yra absoliučiai švari, tai yra elektrinis autobusas, nenaudojantis dizelio, yra išskirtinai ekologiškas. Na ir galvojam, kad druskininkai kaip sveikas miestas, tai tikrai šis transportas turėtų tikti. Be abejo, tai yra patys pirmieji žingsniai elektrinio autobusų ir tarp kitko šis autobusas netgi turintis ir, vadinkime, lietuviško kraujo, tai yra 3 kompanijų bendras produktas ir lietuviška bendrovė Elbusas apjungė gamintojus ir suprojektavo šį autobusą. Dabar vyksta bandymai. Mes jį leisime į realų gyvenimą, paleisime miesto maršrutais. Bijau pasakyti, kuriais maršrutais, bet tikrai artimiausią šią savaitę miestiečiai turės galimybę realiai išnaudoti ir panaudoti. Kalbant apie tai, kad be abejo technologijos juda į priekį ir labai džiaugiamės, kad daug technologijų paskutiniuoju metu yra gamtosaugos srityje, kaip ekologinis transportas, ekologinė energetika, tai ir būtent šis autobusas, tai yra elektros varikliais varomas autobusas, kuris bus išbandomas visą savaitę druskininkuose. Turime vilties, kad pasirodys ir ekonomiškai tai yra naudinga. Na ir be abejo, druskininkų savivaldybė visada pasisakytų už ekologinį transportą. Taigi mes galbūt turėsime ne tik elektrinį keltuvą iš miesto centro į slidinėjimo trasas, bet galbūt ir greitu laiku ir miesto autobusus varomus būtent elektros varikliais. Tai būtų ekologinis transportas druskininkuose ir galbūt pirmasis miestas su tokiu transportu Lietuvoje. Druskininkiečiams šią savaitę pristatomas CS10E modelio autobusas, kurio ilgis 10 metrų. Transporto priemonė žemagrindė, taigi pritaikyta negalią turintiems žmonėms. Šitas autobusas pagamintas kaip Lietuvos produktas, kompanijos Elbus. Čia yra bendra Čekijos, Lenkijos, Lietuvos kompanija, kuri suprojektavo ir pagaminom šį autobusą. Jis yra ir sertifikuotas Europos Sąjungai ir jau galima, taip sakant, jį pardavinėti. Šis autobusas pravažiuoja su keliais 240 km, yra ekologiškas, o kada pasirodys miestuose, tai jau priklausys nuo pačių miestų jų norą, ar jie nori turėti ekologišką transportą. Kuriant pirmąjį lietuvišką elektrinį autobusą, naudotos naujausios ir moderniausios technologijos, kurios užtikrina keleivių saugumą ir visai nekenkia aplinkai.